Dieve mano, kodėl mane tokią sukūrei? Juk šitas juokingas veidas privalo vaipytis ir linksminti. Nejau visada tebūsiu tavo tvarinių juokdarė. Viešpatie, gal palengvintum mano širdperšą ir leistum, kad vieną dieną nors kam nebekelčiau juoko. Nors pati išauklėta lenkų kalba, tačiau myliu lietuvių kalbą. Tokia į senutę, amžių pelėsiuose apaugusi, miela. Jos garsuose rodos girdžiu šventų girių ošimą. Jaučiu kvapą šventų žolių, deginamų dievams amžinoje ugnyje. Man patinka lietuvių kalba, aš joje jaučiuosi kaip savo namuose. Į šį sąsiuvinį aš rašiau visas man patikusias mintis, tai lyg mano intelektualus dvasinis pašnekovas. Šis sąsiuvinis parodo mano slaptą, netaip matomą pusę, nes kasdien su draugais nekalbu apie tokius dalykus. Aš mėgstu skaityti knygas, bet retai aptariu jas su draugais. Žinoma, tai nereiškia, kad negaliu būti atvira su draugais. Tiesiog kasdien kalbamės daugiau buitinėmis temomis, o kai norisi kažko daugiau, aš atsiverčiu savo išminties lobyną. Tai rašiau tos žodžius, nes jie atspindi mano pačios jausmus ir mintis. Aš tikiu, Viešpatie, tikiu. Tu sakei, tikėjimas gelbsti. Tikiu, kad pasaulis sutvertas man, nes jis miršta ir tampa mano maistu. Mano duobkosio apdaras dera prie tiniškos senio širdies. Aš tapau skautu, todėl kad man patiko jų pagrindinė mintis – tėvynė, mokslas, dara. Ir todėl, kad kiekvienas skautas turi lavintis ne tik fiziškai, bet ir morališkai. Mano manymu, skauto veikla ugdo charakterį. Žygyje tu gali pasitikrinti, kiek ištiri laukinėje gamtoje, praktiškai be nieko. Mes skautai padedam kitiems. Surenkame rūbus, žaislus, knygas, žurnalus, kanceliarinės prekės, vaikų globos namams. Skautai turi padėti kasdien. Pavyzdžiui, aš padedu spręsti draugams fizikos uždavinius, nes aš labai gerai suprantu fiziką. Jei kam nors iš skautų trūksta pinigų kokiai nors kelionei, mes visi surenkame jam pinigų ir jis gali važiuoti su mumis. Aš tokia pilka, Dieve mano, ar tu dar mane atsimeni, vis gaudama, tykojama, kremtu gyvenimo trupinius, juk man nieko nebuvo paskirta. Ir kodėl visi uja, pelė, pelė, ar ne tu mane tokią sukūrei? Šiais laikais jau sunku nustebinti kažką nuotrauką arba fototechniką. Fotografijų tapo kasdieniniu dalyku ir prarado savo paslaptingumą.
Jau mažai jaunų žmonių įsivaizduoja, kad nuotrauka gali būti ne tik skaitmeninė. Todėl ir konstruoju juostinius fotoaparatus. Man įdomu pažinti visą procesą, nuo aparato kūrimo iki juostos ryškinimo ir nuotraukų. Mano aparatai veikia kamera obscura principu. Juos gaminau iš medžio pagal savo pačios brėžinius.